Aš tikiuosi, iš tikrųjų, mes kadangi esame daugiau kultūros reiškinys, Lietuva, Vilnius, Vilniaus kraštas yra labai daugia kultūris reiškinys. Ir mes žiūrime tai, kaip ne tai, kad būtent Lenkų kolektyvo pasirodymas. Mes norime atstovauti ir tautinės mažumas, ir įvairiausias tiesiog kitokias tautas. Kai studijavau Varšuvoje, tai lankiau Varšuvos politechnikos universiteto dainų ir šokio ansamblį. Na ką, renkamas? Partnerį. Aš gi aukšta. Tu gi aukšta. Turiu aukštų birnų. Na, pradėkime nuo to, kad kaip žmogus Agnieška yra labai bendraujantis žmogus. Aš pradžiai susitikau su vadovu, kuris man priminė visus žingsnelius, kaip ten ką reikia šokti. Ir man atrodo, jis maloniai nustebo, nes jis nežinojo, kad aš esu šokusi kažkur. Вправо, там, бач, влево, там, глава заставė влеvo. Tam, aišku, praėjo nemažai metų, bet jinai visgi prisimena šitą tai kaip ir su dviračiu važinėt. Jeigu kartą teko, tai jau, sakykime, prisiminti, jinai jau sugebėjo, prisiminė. Mūsų grupė visai atsineša žaismingumą, džiaugsmą, šypsenas ir norim parodyti, kad tie tautinės dainos, tautiniai šokiai, kad iki šiol jie yra iš tikrųjų labai populiarūs ir kad mūsų ta tradicija eitų iš kartos į kartą. Čia labai svarbu, nes be tradicijos, be kultūros tauta mūsų dingsta.
Agnieszka Olszewska ir šokių kolektyvas Perla. Nuostabu, prieš tai Nemunėlis taip cykiai tekėjo ir jūs kaip banginiai Nemune viską išjudinote. Bravo, Agnieszka, teik pas mane arčiau. Jūratė. Mariau. Tak, bardzo. Alfredai. Wspaniale, to było wspaniale, ale to dobrze, tak? Tak, co myślicie pani? Bardzo Pretensje? ślicznie tańczą. O, ale tanczory. Beje, Marijus gyveno pasienyje Lazdijuose ir visą laiką klausydavosi lenkiškų radio stočių. Tai yra teisybė, taip? Tak, tu radiokierowcy była najbardziej piękna płyta. O, To i teraz radio zna 12 slušami. O, jie kalba daugmaž teisybę ir aš kaip aš latviškai. Taip, labai gerai stengiasi, puikiai. Gerai, puikiai. O, beje, Alfredai, mes esam linkę vis skolintis žodyną iš slavų, iš germanų. Kaip yra su šokiais? Nes man pirmas jausmas, kad, pavyzdžiui, koks nors tam polka, kur sako, tai yra galbūt iš lenkų pasiskolintas šokis ar ne? Gali ir per lenkus, bet iš čekų, bet gali būti ir per lenkus. Užčekinam šitą dalyką, užsičekinam. Užsičekinam, o kas daugiau? Varšavska šoka lietuviai, Krakoviaka. Nu tiesa, jie taip šoka lietuvių kalboje, kad ten atpažinti, kad lenkiškas sunku žinoma, bet pavadinimai bent jau tikrai yra tokie. O kaip dabar jau be Krakoviako, kur lietuviai, žinot, kaip išeina iš smuklės, tai kaip jau pašoka, tai pašoka. Kaip pašoka šis puikus kolektyvas Perlas, Agnieška? Nu kągi, apie juos pasakyti. Pirma mintis buvo, ką čia lenkam tokie štaisus. Nu, bet paskui tuščios kišenės, mėlėjai, tuščios. Mielas kolektyvas, labai gražiai šokot, gera syta. Žodžiu, šokot kaip tikri, kaip iš užsienio tiesiog. Nežinojau, kad mes turim tokių kolektyvų. Žiūrėkit, Alfredai, kaip Jūs lengvai. Alfredo čia netapšnokit per petį. Palaukit, aš ką norėjau pasakyti. Poczekaj, Alfredo. Poczekaj, Alfredo. Poczekaj. Tai, kad aš užsiėmęs į kitą Poczekaj moterį dabar chwilkę, žiūriu. no. O jau generolį, prošę pana, tai aš nenuleidžiu akių. Nu va. Kaip pinavyje, kaip rožė, kaip lelyje šitoj klomboje. Graži, labai graži. Pamačiau gyvą. Bet kaip šoka, kaip jinai iškilo į padarą. Alfredą ir liausitės vieną kartą. Kad sunku labai Taigi užsistoti. sėdi Jūratė, Tai va, nemarioji. aš tai dabar jau trumpai, jau ką norėjau, jau nebegaliu Jūs jau pasakyti, trumpai pasakysiu, nekalbėsit. žiūrėkit. Šaunuoliai, vaikinai, ko neišdryso lietuviai nuo Nemuno, tą išdrysot jūs lengvai ir paprastai paimti merginas ant rankų. Bravo. Mariusz. 10, kurczaki pieczonej. Bravo! 9-10. Beje, stop. Marijau, atsimeni kažkada tu radijoje esi dainavęs fainą lenkišką lopšinę. Taip. Klausyk, stop. Marijus atsimena fainą lenkišką lopšinytę. Apie meškiuką, man atrodo. Taip, tam buvo toksai multifilmas apie meščiuką nulepausį, Misių Šatek, jisai vadinosi lenkiškai ir jis skambėdavo taip. Mówią o mnie Misiu Szatek, bo klapnięte uszko mam. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś, no i tak dalej. Yeah! Ar gali prie manęs prieiti kokia lengvesnė mergina ir padaryti tą užšokimą ant mano rankos vienos? Kuri norit žūti šį vakarą, prašom. Apa! O viešpatė, ne, palauk, stop. Iš naujo nieko nebuvo, jūs nieko nematėt. Tai kiek jūs ten strakaliojat? Iškart šokit, gerai. 1, 2, 3 ir... Hapa! Žiūrim pakartojimą! Klaipėdos duona, jums!